And number 70, Jonas Valanciunas. Number 8, Davis Bertans. Ispanų klubo sezono nepavyko. Andžiui Pasečnikui iškrito iš aukščiausios Ispanijos lygos ši ekipa, kurioje beje žaidė ir Dairis Bertas. Kai žaidžiami pick and rollai, jis po užtvarų dažnai meta tritaškius. Tiesa, praėjusiame sezone tik 29% tikslumas Ispanijos aukščiausioje lygoje, taigi labai sunkų sezoną. Lietuvių ataka prieš jį Kristoris Zorikas, krepšininkas pradėsintis legionieriaus karjerą ir besikeliantis į Turkiją, o čia Valančiūnas ir ketvirtasis jo taškas rungtynių pradžioje. Komanda turėtų būti ir Latvija, iš jos labiau tikimasi gražaus puolimo ir tolimų metimų. Pasečnikas tikrinasi prieš Valančiūną, atrodė toks... Uždarytas jam kelias link baudos aikštelės. Štai tai, pamestas Bertanis ir jo 2 taškai iš po krepšio. Komandai Artūras Žagaras, taip pat puikiai pažįstamas krepšininkas sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jie su Zoriku dalinasi pagrindiniai žaidėjai. Pasečnikas liko su 2 asmeninėmis pražangomis. Dimša turi. Lietuvos rinktinės gynėjai su kamuoliu prasiveržė į stipriasias pusės. Dabar vėl Dimša prasiveržė į dešinę. Greita ataka po perimto kamuolio. Dimšos labai gražus perdavimas Sedekerskiui, 2 taškai. Zorikas. Na, Pasečnikui gavus dvi pražangas realu, kad netrukus vis tiek aikštėje turėsime išvysti Klavą Čavarą. Valančiūną nori žaisti Lietuvos rinktinės gynėjas. Razdeikis. Kraštą keliauja kamuolys ir turėjo erdvę. Prieš Bertanį 1-1 žaisti tikrai paranku. Pasečnikas. Vėl žaidžia 1-1. Derinys ne kam kitam, o Janiui Timai. Įspūdingas personažas, sakykime taip, Latvijos. Janis Timo, kalbant apie spalvingas asmenybės, kaip tik TV3 eteryje. Šiuo metu vis dar ieškantis klubo kitam sezonui. Čia Sedekerskis Motiejūnui. Iš toli Donatas Motiejūnas ir štai taip. Ir tada gal net ir atrodė, kad Memphis Grizzliai pasišaukė į paskutiniuoju šaukimu naujokų biržoje, gal kažkada ir pasikviešė žaidėją, bet visą karjerą iki gauti ir išvažiuoti NBA po 2 to paties kelio priekinio kryžminio raiščio operacijų. Na, kai kuriems krepšininkams tokios 2 traumos ir 2 operacijos gali... Na taip, tie būtent metai 2017-2018 buvo, sakyčiau, labai solidus jam. Čia Ignas Brazdeikis ir jo prasiveržimas bei dar 2 Lietuvos rinktinės žaidėjo taškai. Labai gražus epizodas visų pirma. Jau rungtynėse su Puerto Riku Ignas Brazdeikis gerai atrodė abiejose aikštės pusėse, solidžiai pradeda jis ir šiandieną. Žagaras įklimpsta lietuvių gynyboje, Dimša 3 taškai ir štai toks lietuvių puolimas pirmajame rungtynių kėlinyje 26-12. Dabar Kristoris Zorikas bandomas toliau žaidėjo pozicijoje. Žagaro minutės taip pat nebuvo kažkuo ypatingos. Čia flauteris, kurį realizuoja. Vaidas Kariniauskas įprastai. Štai būna vienu metu su Donatu Motiejūnu. Pastarojo puikus perdavimas Kuzminskui ir 2 taškai su pražanga. Ir čia vėl bandymai įmesti kamuolį arčiau krepšio. Lietuviai gerai spaudžiasi, perima kamuolį Margiris Normantas Kuzminskui ir Mindaugas Kuzminskas krauna kamuolį iš viršaus. 5 iš eilės Lietuvos puolėjo taškai. Man labai prastą įspūdį palieka, kaip Kristoris Zorikas vadovauja komandai puolime. Iškelia dabar Latvijos rinktinės gynėjo taškai. Kariniauskas. Pozicinė lietuvių ataka. Ir Reimantas Bendžius palieka varžovą už... Tai Kristapas Porzingis lygiai taip pat galėtų pakelti Latviją. Panašumas dar ir tas tarp Latvių ir Suomių, kad abi pateko į mirtininkų grupės. Rolandas Šmitas dabar prieš Reimantą Bendžių. Rasa Motiejūnas yra pasiruošęs padėti. Ir čia Rolando Šmito kūryba. Sirvydis yra pasiruošęs taip pasirodyti aikštėje ir Jonas Valančiūnas. 2-2 su Eimantu Bendžiumi. Normantas. Valančiūnas. Ir ten jį prilaikė varžovas, tačiau viskas pagal taisyklės. Sirvydis tik pakilęs nuo suolelio. Turbūt, kad ten labiau gavosi toks netyčinis epizodas. Užkliuvo Rokas Jakubaitis, tęsė ataką lietuviai, Latvijai skirta 4 komandinė pražanga. Normantas palieka už nugaros varžovą ir jo. Valančiūno nepakildamas prie Normanto ir atiduodamas tą flauterį, o dabar Bendžius perima kamuolį. Pats iki galo netaikliai, bet metimą kartoja Deividas Sirvydis. Atkarpėlė, per kurią nieko daug nenuveikė. Timai iš 3 taškų zonos. Nepataiko. Šiandien Latvijai praktiškai nieko, ką ir susikūrė.
Tiesa, dabar 2 taškus su pražanga pelno Janis Tima. Taškai iš antrojo šanso. Rolandas Šmitas su Puerto Rike. Rinkosi klubą pagal orų prognozę artimiausiam pusmečiui. Kažkaip taip. Jonas Valančiūnas krauna per Mareką Mėrį. Wow! Vienas galingiausių epizodų, ką sukūrė Lietuvos rinktinė. Įspūdingas Valančiūno dėjimas, Tima. Į Panevėžio Lietkabelį kitą sezoną persikėlęs puolėjas. Plius 30. Ir dar 2 minutės iki kėlinio pabaigos. Čia drąsiai per... Sirvydis. Laukia ten kamulio Dimšo, tačiau iš esmės viskas pavyksta. Kubaičio 2-2 su Valančiūnu, Sirvydis, Timas šoka prie jo, tačiau nesuspėja ir Deividas Sirvydis ir pagrindinių puolėjų. O Lietuvos rinktinė dar ir progą savo išnaudoja gerai. Čia šiek tiek kitoks Lietuvos rinktinės penketas lyginant su rungtynių startu. Margiris Normantas pradėjo vietoj Tomo Dimšos. Čia dar vienas taiklus Dairio Bertolima. 3 kartus Andrius Gražulis pažeidė taisyklės. Valančiūnas pats atkovoja kamuolį aukštaūgis ir pataikė. Toks šviesulys, kalbant apie žaidimą abiejose aikštės pusėse, turėjo keletą gerų momentų puolime, štai ir gynyboje sustovėjo patikimai čia dėjimas. Brazdeikis. Strautinis prieš jį. 1-1. Brazdeikis atšokdamas atgal. Ir štai toks Igno Brazdeikio metimas. Nors lankai pasirodė gana minkšti. Taivane šį kartą išspjautas buvo kamuolys. Motiejūnas. Jo, 2 taškai iš po krepšio. Žagaras prieš Kariniauską. 2 žaidėjai, vienas prieš kitą. O, Artūras Žagaras. Vienu metu Kėdainių Nevėžio sudėtyje ir ten gana greitai užsirekomendavo ir kilo į aukštesnį lygį. Aidas Kariniauskas, o čia žaidimas 2-2 Mėris. Stato užtvarą Žagarui. Pats priima kamuolį. Na tikrai, Žagarą galima pagirti. Ir iš tikrųjų buvo keista, kad pirmoje pusėje žaidė tiek nedaug. Galbūt tiesiog dar tam tikrus uždavinius sprendžiasi ir Luka Bankį. Ieško to antrojo žaidėjo savo komandą, kad pelnė. 3 taškus buvo. Vienas taiklus 2 taškis ir pataikyta bauda. Kuzminskas jo 3 taškai blokuoja. Lietuviai vėl ginasi aikštę. Čia Latvijos rinktinės ataka. Ir toliau išties su Donatu Motiejūnu vidurio puolėjo poziciją. Zorikas iš toli ir pataikė. Mūsų kaimynai per pirmosius 2 kėlinius jie buvo metę viso labo 26 taškus. Zorikas gražiai įeina į baudos aikštelę su kamuoliu, įvertina ir fanai arenoje šį jo pasirodymą ir Latvijai laimi. Stebuklų Latvijos rinktiniai norint pakovoti dėl vietos kitame etape. Gražus stardamas čia, gerai leidžiasi po... Nerizikuodavo lyderiais, jų neregistruodavo rungtynėmis, tarkim serbai. Vakar žaidė savo paskutinį mačą ir Bogdanas Bogdanovičius bei Nikola Milutinovas buvo apskritai neregistruoti rungtynėms. O čia Janis Tima pataiko iš toli. Pražangųjų žaidime šiandieną. Kuzminskas. Gražiai, suklaidina Šmitą. Bet dar spėjo prišokti Andžėjus Pasečnikas ir vis dėlto pelno taškus Mindaugas Kuzminskas. Šansas latviams, Šmitas dabar jis prieš Mindaugą Kuzminską, bet arčiau krepšio būtų buvęs Jonas Valančiūnas. Normantas perskaito šį varžovų perdavimą ir tai yra aliuzija į pirmąją rungtynę. 8 sekundės. Dar šiai atakai Pasečnikas, Zorikas ir Latvijai vėl. Čia nesusiorientavo lietuvių gynyba. Pasečnikas tiesiog taip nuslipino, suvaidino užtvarą. Pirmosius 2 kėlinius visus 12 tritaškų buvo prametę jie. Čia pražanga ir štai taip Jonas Valančiūnas. Ir jame jis jau turės labai svarbu vaidmenį, akivaizdu pagrindinis vidurio puolėjas. Latvijos rinktinėje dabar yra Andžejus Pasečnikas. Galima prisiminti, kad labai skaudžiai Latvija nepateko į 2019 čempionatą Kinijoje. Praleido ir 2019 metų planetos pirmenybės jie. Ir aišku, visą tai lemdavo nuolatinius trenerių pokyčius, kol galiausiai užsienietis buvo pakviestas Luka Bankį ir jis... 88-55. Ir čia puikiai gynyba, kurią pademonstruoja Dimšo. Margiris Normantas, tranzicija, drąsiai iš 3 taškų zonos. Manau, visų rinktinių yra keliami ir tų, kurios kovos dėl pačių paskutiniųjų vietų. Aš galvoju, kiek dažnai beaiškintum tą sistemą, vis tiek ją suprasti sunku, nes prisideda dabar dar ir... Tai tarp 2 geriausių Europos komandų. Visoms rinktinėms iš Europos, išskyrus prancūzus, tai yra turbūt svajonė čempionate. Sistema krepšinio tokia, kad tu norėdamas ar nenorėdamas vienaip ar kitaip kažkokioje atrankoje į olimpinę žaidynę sužaisi. Jei pasaulio čempionatą nepateksi, tai vis tiek
Žagaras. 1-1. Tomo Dimša ir Artūras Žagaras po driblingo meto taikliai iš 3 taškų zoną. Keičiasi dabar tolimais metimais Lietuva ir Latvija. Žagaras jau pozicinėje atakoje. Rotavosi Dimša prie varžovo, bet niekas nebespėja pribėgti prie Artūro Kuruco. Ateinantį penktadienį 15:30 minučių. Startuos mačas tarp Lietuvos ir Egipto rinktinių. Čia rezultatyvi ataka, jos negalėjo. Grupės mačų žais tuo pačiu laiku. Lietuvos laiku tai būtų 15:30 minučių. Bus nesunku atsiminti bent jau, kada žaidžia lietuviai, o rungtynės kas antrą dieną, čia Latvijai dar. Luka Bankė jau eina paspausti rankos Kaziui Maksvyčiui. Taip, 93-69 Lietuvos rinktinė pergalė užbaigė kontrolinių rungtynių ciklą. Pergalė prieš mūsų... Reeves in traffic, able to get it done. Johnson on the drive, on the attack with the reverse. How about that? We know him for 3, not just a pretty face, big time.